Nu ką, mėlyjei, Liepos 27 diena. Mes vėl čia su Edvinu. Mes atvažiavom vakar. Vakar buvo šeštadienis, šiandien sekmadienis. Mes vakar atvažiavom gana vėlai. Todėl, kad visą rytą prasipykom. Taip jau mums būna, mes baramės daug. Oi, žinokit, jau neprisimenu dėl ko. Va, ir maža to, šįryt mes vėl pykomės atsikėlę. Paskui apsikabinę gulėjom, kalbėjom, planavom. Tai žodžiu, darbai pajudėjo tik tais apie pietus. Trupučiuką to parodysiu, ką mes veikiam. Tai čia tas galinis sodelis, kurį praeitą kartą per praėjusį važiavimą mes atgenėjom ir sutvarkėm. Aš truputį sugrėbiau čia šitos obuolius, kurie krenta. Pūvantis obuoliai, Edvinas sako, dėl to, kad labai drėgni metai, bet aš pradedu galvoti, gal čia yra sergantis medžiai. Kodėl čia tie obuoliai Liepos mėnesį pūvantis? Jų nėra čia, kad baisiai daug, bet vis tiek kažkiek yra. Nu va. Bet Edvinas sako, kad nematęs šitas sodas, nėra matęs tokios tvarkos. Tai aišku, man labai malonu girdėti, nes aš išgenėjau, kiek čia galėjau, aišku, su Edvino pagalba medžius, bet kai kurios krūmus reikia nupjauti. Dar neprisiprašau, pavyzdžiui, šitą reikia velniop pjauti, šitą reikia pjauti. Jie nieko čia neduoda uogų. Va, ten Edvino pamato darbai.